Nu, aš nepažįstu tokio menininko, kuriam jau viskas būtų rožėm klota. Yra, kuriems lengviau sekas, sunkiau sekas, bet tai yra krūvinas darbas ir prakaito kibirai išpilti ir cisternas. Tai čia daugam atrodo, kad čia kažkada tai kažkas po koncerto paklausė mūsų, nu gerai, jūs grojat, tai grojat, bet dirbat jūs ką, kokį darbą. Čia jau mamos nuopelnas, kad nuvedė už rankos į 10-metę buvusią, čia Vilniuje prie konservatorijos. Sako, pabandyk stoti. Nu, kaip bus, tai bus. Čia iki 54 metai. Aš ten padainavau ir atsimenu, ką aš ten dainavau, ten toks, testas, dainuoti reikia, paskui garsus atspėnėti. Aš dainavau, kas geria rūdų alų, tas vyras nekvailys, nes kitos nemokėjau. Tuo metu tos dainos. Nu ką, visiems, reiškia, labai patiko ten pedagogam ten ir komisijai. Ir padainavau, tas garsus ten paspėliojau, nu ką, mama už rankos ir vėl namo, mes gyvenom buvusiai Garelio gatvėje, dabar Dominikonoje. Ir sėdim namuose, aš pradėjau eiti į Salomėjos Nėries mokyklą, praėjo mėnuo, gal 2 ten mėnesiai, reiškia, skambina direktorė, sako, kodėl vaiko neleidžiat į mokyklą. Sako, kad nežinom, priėmė, jis toks neparuoštas buvo. Tai reiškia, tokia mano, tokia muzikinė pradžia buvo, muzikinės karjeros. Pas mane tai turbūt gal kiek kitaip negu pas kitus mūsų kolegas. Mano šeimoje jau buvo tradicijos. Jau reiškia, mano močiutė buvo labai žymi tautos operos solistė, mecosopranas, dainavusi kartu su Šalepinu spektakliuose ir kitais žymiais atlikėjais. Mama buvo pakankamai garsi Lietuvos pianistė, taip pat. Tik dėl ligos paskui jau nebegalėdavo koncertuoti. Buvo žymus pedagogas. Aišku, kad mane, kaip ir kiekvieną mažą vaiką, turbūt atvedė už rankos ir privertė. Bet, nemanyčiau, kad tai yra blogai, jeigu mama, pavyzdžiui, pamatė, kad yra daviniai ir galimybė ateityje kažką pasiekti. Tai ta meilė pačiai muzikai jau kilo tada, kada ta muzika pradėjo kažkiek gautis. Nes kol ten traškėjo instrumentas, kol ten buvo nešvaru ir nepavykdavo išgauti gražaus garso, tai ir pačiam tas atrodė labai kankinamai. Jau nekalbant apie tai, kad pašaliniams tai atrodydavo iš vis košmaras. Būdamas pirmam kurse, reiškia, profesorius Paulauskas kažkur numatė, turbūt ar nenumatė, kad jau buvom tokie stiprus palyginus, reiškia, instrumentalistai. Ir jis tiesiog, ko gero, taip, kaip jau taip dabar tenka įsišnekėti, reiškia, kad sako, pamačiau, kad iš jūsų galima kažką sulipdyti. Tiek, 4 vyrai ir rimti viską, nes, reiškia, jis mus taip sumetė į krūvą, pradėjom lankyti tą kvartetą, pradėjom kažkaip labai taip kažkaip užsikabinom, reiškia, pradėjom rimtai dirbti. Nes šiaip disciplina kvartetinė tai yra tokia, reiškia, netolygi specialybė, reiškia, nes tiek specialybė yra skiriamas pagrindinis dėmesys. O mes taip pradėjom, išbalansavom, reiškia, visą savo krūvį, kad ir specialybę ir kvartetą pradėjom, reiškia, tolygiai kažkaip tai, tolygiai skirti laiko. Ir tam, taip. Reguliariai dirbti, kažkaip, reiškia, prasidėjo kažkokie rezultatai. Pasimatė, nes vis tiek, kaip dirbti, ką nors padarai vis tiek, ar bet kokiam darbe čia. Ir tie rezultatai išryškėjo, reiškia, čia mus jau pradėjo į festivalius siųsti konservatorijos liniją ir reiškia, ir mums tas taip pat, kad stimulas toks,
kažkoks atsirado, čia pradėjo mus labai jau konservatorijai gerbti. Kažkiek vis tiek tokia pasidarėm tokie vietiniai, kaip sakant, nu, žymybės, nežymybės, bet jau tokie, reiškia, kur kažką pasiekė, kažką padarė. Ir taip, dėjom plytą prie plytos ir išsirituliojo, paskui jau kažkaip susimentavo tas kolektyvas jau. Vienintelis dalykas ir praktiškai pasidarė kaip profesija, jau kvartetas. Pačioj pradžioj dar sąstatas šiek tiek keitėsi, pirmų smuikų grojo Gediminas Dalinkevičius vienu metu, vėliau tik atėjo į kolektyvą Rimantas Šiugždinis. Vat, ir profesoriaus turbūt ir buvo didžiausias, kaip sakant, atradimas, kada jisai mus subūrė į tokį tvirtą, cementuotą kolektyvą, kada jis mus pajautė, kad mes esam kažkaip tai suderinami psichologiškai, galų gale čia kaip ir įvairiuose ekstremaliuose situacijose būtinas ir tas momentas, ne tik muzikiniai gabumai ir darbas. Kvartetas aplamai yra pats intimiausias, pats, grubiai kalbant, ploniausias taip, žanras muzikinis. Ir antras dalykas - tradicijos. Lietuvoje jau kvartetinės tradicijos nuo 46 metų Lietuvos kvartetas susikūrė ir jau važinėjo po pasaulį. Ta lietuvėlę šlovino anksčiau negu Žalgirio komanda. Ir kai buvo profesoriaus Paulausko asmenyje pavyzdys ir užkrečiantis pavyzdys, tai čia savaime kažkaip tai gavosi, žinoma, ne be jo inspiracijų. Bet jis pamatė, kad tie studentai, kurie susėdo už pultų kaip studentų būtinos privalomos disciplinos, reiškia, tai ilgainiui ta disciplina peraugo ir gana per trumpą laiko tarpą jau į būtinybę, jau peraugo konservatorijos ribas. Jau mes ketvirtam kursė jau mes išvažiavom į Miuncheno tarptautinę atranką, jau prasidėjo festivaliai Taline, Rygoje, už Lietuvos ribų. Kai Lietuvoje neatsirado vietos trečiam kvartetui, Vilniaus kvartetas kaip tik buvo grįžęs iš Liežo su aukso medaliu. Mes tuo metu kaip tik tarnavom Sovietų armijoje, irgi inkorpore kvartetas. Tai nors ir labai garbingose vietose po baigimo konservatorijoje buvo paskirimas. Tai buvo pirmi pultai simfoniniam orkestrui.
Bet būtent tas prakastas obuolys nedavė ramybės ir neilgai pragroję mes visiškai atsitiktinai sužinojom, kad yra skelbiamas konkursas į Sočio filharmonijos kvartetą. Taip, 4 lietuviai prabuvo emigracijoje 4 metus už Lietuvos ribų. Nu, aišku, tai buvo toks gana neprognozuojamas, reiškia, momentas, kadangi tas išvažiavimas neturėjo konkretaus termino, konkrečių kažkokių tai įvardintų sąlygų. Ir galbūt dėl šitos priežasties aš labiausiai svarsčiau ir abejojau dėl to važiavimo, bet kadangi vis tiek tai buvo turbūt mūsų visų lyga kvartetas ir susiklošiusios tos aplinkybės, kai jaunas ir karštas, energingas būdamas negalėjai daryti to, ką tu įsivaizdavai, kad tu gali padaryti. Aišku, tas apsprendė ir išvažiavome. Išvažiavome su kažkokia viltim, kada nors vėl sugrįžti, bet jau su noru daryti tą darbą, tegu ir, sakysim, gan toli nuo savo gimtų namų. Va, ir tas periodas, aišku, tapo ne tiek ilgas, prailgęs, kadangi visuomet, kai kažką tai darai, kai dirbi, tas laikas greičiau bėga. Ir tie nepilni 4 metai pragyventi tenais, labai produktyvūs metai. Produktyvūs ne tik savo darbu, bet ir tais ryšiais, kontaktais, kurių mums taip pačioj pradžioj, kūrybiniai pradžioj labai stygo. Va, ir vis tik tai tas laikas neprailgo, tie 4 metai, o naudos davė labai daug. Čia kas buvo? Paulausko mokykla, Lietuvos kvarteto tradicijos. Toks tarp vakarų Europos ir Maskvos Leningrado, tų, kaip sako, Ostiša šūlą. Toliau mes paragavom, tos Maskvos ir Leningrado mokyklos, nors jos ir skiriasi, bet vis tiek tai yra pagrindiniai tokie principai panašus. Tai yra pasaulyje garsi mokykla ir čia negalima to abejoti, nekelia abejonių šitie dalykai. O po to, Budapeštas, kur jau yra grinai vakarų Europos tradicijos. Ir šitą toks mandras žodis samplaika visų šitų, krypčių, kažkur jau, kaip aš dabar galiu diagnozuoti, jinai negalėjo praeiti be pėdsako mūsų braiže. Ypač arsenalo prasme, spalvų, štrichų, kažkokios tokios paletės, galbūt garsinio diapazono. Tai Maskvos Leningrado mokykla jinai davė labai aiškų postumį. O tradicijų prasme, grojant Vienos klasikus, Mozartą, Haydną, Beethoveną, tai aišku, Europa jinai turi savo senas tradicijas. Ir čia jau buvo mūsų prerogatyva, mūsų pačių, kaip, kur panaudot kokius, kaip sakant, kokius kelius, kokius raktus
Betoveną, ar tai Šostakovičių, ar Prokofievą, ar Bartoką. Tarp kitko, Bartoką mes ypač intensyviai studijavom Budapešte, nes tai buvo profesorius teatrai. Jis Bartokui gyvam esant grojo antrų smuikų 5 kvartetų premjeras. Tai, kaip sakant, buvo su Bartoku kartu ruošiami pirmieji atlikimai. Ir jo pastabos Bartoko kvarteto atlikimui. Tai buvo iš pirmų lūpų visiškai autentiškai Bartoko pageidavimai perduoti mums. Tas pats su Šostakovičiu. Šostakovičius dirbo labai daug su Borodino kvartetu. O Borodino kvartetas perdavė mums taipogi tai, ką jie išgirdo iš paties Dmitrijevičiaus. Kiekvienas menininkas, su kurio mums teko bendrauti, sakysim, ir su Šebalinu, ir su Ovčareku Peterburge, ir su Tatrai Budapešte, jie buvo jau kaip asmenybės susiformavę, tai buvo labai ryškios asmenybės, pasaulinio masto asmenybės, ir buvo kiekvienas visiškai skirtingas. Ir vat tą skirtingumą mums labai norėjosi perprasti, pamatyti ir nei vieno nekopijuojant, susirasti savo kažkokį tai veidą, savo kažkokį tai charakterį. Va, ir tos asmenybės jos tikrai prisidėjo prie mūsų kaip atlikėjų kvarteto veido formavimo. Velionio Sauliaus Kiškio mirtis, tai čia buvo visiems kvarteto nariams. Skaudi netektis čia yra per mažai talpus žodis. Aš ilgai tiesiog negalėjau patikėti, kad jo nėra. Nenorėjau, negalėjau, nesugebėjau, čia, žinau. Ir tą laikotarpį, kai aš jau supratau, kad iš tikro nėra žmogaus. O tai buvo gana ilgas periodas. Nėra. Skauda. Bet visos žaizdos gyja. Visi žmonės turi netektis, laidoja artimiausius žmonės, laidoja kolegas, laidoja draugus. Ką daryti? Reikia toliau gyventi. Mes žinojom, kad jau taip nebus, kaip buvo, nes su vieno nario pasitraukimu iš kolektyvo kitas atėjęs, jis jau toks pats nebebus, jis bus kitoks, jis galbūt bus puikus, labai geras, bet jau toks jau nebebus. Reiškia. Ir mes į šitą labai taip pasižiūrėjom paprastai, kad taip, tai buvo labai gražus periodas, labai geras muzikantas ir mums, kad ir labai buvo gaila, bet mes buvom pastatyti į paprastą, realią, gyvenimišką situaciją. Ir vat iš jos išeinant, kuo mažesniais, skausmingiausiais, kaip sakant, operacijų būdu mes galėjom kažką tai padaryti. Aš su juo kaip sėdėjau nuo 1 klasės vienam suole, su Kiškiu. Tai praktiškai, aš netekau kažkokios savo dalies, nes mes ant tiek jau buvom susigyvenę su juo ir, sakant, tiek metų išdraugavę, jeigu tai sakyti, tokia draugystė reiškia. Ir, kaip čia toks buvo staigus atvejis ir toks, reiškia, pasimetimo momentas
buvo, čia ką ir sakyti. Pradžioj visos praėjo tas jau laiduotojas, visas tas, kažkaip pradėjom viską pervirškinti, kad jau taip yra ir kitaip nebebus, čia nieko nepadarysi, vienas anksčiau, vėliau, ten, ar kaip, prasidėjo paieškos žmogaus, kuris dėl to antros smuikų groti yra. Nepasakysi, kad yra kažkur tai lengviau negu pirmo netgi. Nes tas antras smuikas turi taikytis ir prie pirmo. Kažkur reiškia, kad ir turi jis ryškus būti. Ir vienu žodžiu, ir turi dar vis dėlto kolektyvui žmogų, kuris jau kolektyvas, kuris ten 25 metus beveik groja, kartu ir rasti kažkokį, reiškia, visai pašalinį žmogų. Įvesti į tą kolektyvą, čia turi ir charakterių kažkoks būti atitikimo momentas ir daleiskim, kad ir žmogus pats turi kažkokį turėti simpatiškumo, reiškia, momentą tokį, kad tai gali būti puikiausias muzikantas ar ką, bet jeigu jis yra tokių žmogiškų savybių, reiškia, kurios nesutampa tos bangos su kitų bangom, reiškia, skleidžiamos tos. Vėl negerai, reiškia, visą laiką sėdi ir tada gaunasi kažkokia įtampa tarp žmonių. Nu, pagal jūsų variantas geresnis. Ai, aš tai nežinau. Abu blogi. Nu, kritikas. Lengvai pasikritikuojas, nieko kalbėti. Jo, bet reikia padaryti. Man reikia tą sakyti, kad geriau. Kaip pirmas ir Pradžioj vis dėlto būdavo taip, kad kažkiek aš turėdavau norom, nenorom imituoti buvusio smuikininko Sauliaus grojimą. Ne tiek, kad tai buvo priverstinas toks dalykas, bet aš klausiausi daug įrašų. Ir kažkaip tai su savo atėjimu pakeisti kvarteto grojimo manierą ar koncepciją, tai čia yra labai sunku, galbūt neįmanoma. Arba čia galbūt reikia labai jau kažkokios ryškios asmenybės, kad visą šitą padaryti. Ir aš stengiausi kažkiek, aišku, kiekvienas savaime žmogus natūraliai įneša kažko tai naujo, kažko tai savo. Bet mano buvo toks tikslas kažkiek grot, kiek įmanoma panašiau, kaip groja Rimas, kaip groja kiti. Ir kažkaip taip, kad, kiek galima greičiau įsilieti į tą kvartetą, be kažkokių tokių trukdymų iš savo pusės. Jeigu tai galima būtų pavadinti trukdymu, jeigu aš kažką tai groju savaip. Nors savaip čia vis tiek, savaip kiekvienas groja ir negali groti kaip kitas žmogus. Bet tiesiog tas toks prisitaikymas kažkoks tai, manau, kad jisai buvo reikalingas. 4 žmonės tai yra labai daug. Taip atrodo, kad čia yra tik tai 4 žmonės, bet 4 žmonės tai yra labai daug. Ir tarp tų 4 žmonių vienas kito palaikymas, tai yra turbūt vienas iš tokių svarbesnių momentų ir gyvenime ir netgi sunkiausiais periodais, kada būdavo pas vieną ar pas kitą kažkokios tai krizės, pavykdavo jas įveikti kaip tik kitų kolegų dėka. Ir todėl aš ir sakau, kad kvartetas tai yra labai daug. Tai turbūt vienas iš optimaliausių muzikavimo variantų. Kada. Būdavo kažkokių konfliktinių situacijų ir yra, ir bus, bet mes dar galbūt, nors norėtųsi ir be šito žodžio apsėti,
nesam tam etape, kaip dabar jau galima vartot ir garsiai panaudot, sucituot pavardės tų žmonių. Pavyzdžiui, Ciganovas iš Betoveno kvarteto su violončelistu, pirmas smuikininkas su violončelistu šnekėdavosi tik per antrą smuikininką. Jie pietaudavo gastrolėse už atskirų stalų, sėdėdavo. Repeticijų procesas irgi įtemptas, bet išėjus į sceną viskas užsimiršta ir yra bendras tikslas, bendras siekis, bendras stovis, bio laukas, dar kokį čia žodį panaudot, kuris vienyje ir kuris verčia užmiršti kažkokius tai smulkesnius ar stambesnius konfliktus. Ir daug pasaulio kvartetų, kurie nėra draugai tarpusavyje. Ir mūsų kvartete, pavyzdžiui, jeigu kalbėtų apie mane asmeniškai, su vienais iš kolegų aš labiau artimas. Ar tai gimtadieniai, ar tai bėdos, ar tai nelaimės, ar džiaugsmai. Tai yra bendri džiaugsmai, su kitais aš tolimesnis. Bet tai visiškai netrukdo mums susirinkus keturiese ieškot ir surast bendrą kalbą. Autoritetas neslėgia ir ne tik tai Rimo, man niekiek nemenkesni autoritetai yra ir Saulius su Alium. Ir šitas neslėgia todėl, kad truputį pakeitė mano požiūrį į mane patį. Kažkaip anksčiau galvodavau, kad neblogai groju ir lyg tai viskas ir išeina, bet atsisėdus kvartete pasijuto toks truputėlį, kad toli gražu dar labai daug ką reikia mokytis. Ir šitą labai nesunku mokytis, reikia tik tai stebėti, kaip groja Rimas, kaip groja Alius arba Saulius. Ir jau vieni šito jau galima daug ko išmokti. Galim rašyti? Ok, jungiu. Prašom. Thank you.